Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki pavasarėjant. Čia laida Reidas. Klasikinė eismo įvykių kronika iš Pajūrio ir Pamario krašto. Na ką, važiuoja. Vieną antradienį apie 5 valandą Klaipėdoje Taikos prospektų ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje banaliai susidūrė 8 maršruto taksi ir 12 neįgalių vaikų vežęs keleivinis Mercedesas. Sustojau. Aha. Praleisti mašinas ir jisai į galą. Ale tokio smūgio atėjo. Supratau, kiek vaikų turėjot? Pilnas. 12 vaikų. 12 vaikų? Kaip tu manai, kas kaltas? Subiniai važiavo. Tai teisingai. O dabar pasakyk, o kurioje tu vietoje autobuse sėdėjai? Kaip? Kurioje vietoje? Vidury. Vidury? Šiaip, ką išgirdau, tai kad visi sakė atsargiai, gerai, kad galva biškį toli atlošęs buvo, tai nesitrenkiau stipriai sėdyti. Ta prasme, kažkas perspėjo kažką, tai taip? Autobuse. Jo, visi keleiviai kažkokie. Atsargiai, aha. Jo. Ir paskui dūmai pasipylė į vidų nuo variklio. Čia dabar? Jo. Ko čia tie dūmai dabar? Grinai viduj net. Aha. Dėjo, matot, išsipylė net. Supratau. Paskui visi jeigu būtų- vieną išlipome, kai Supratau. jau variklį užgesino. O dabar žiūrėk, jeigu būtų neperspėję, būtum atsitrenkęs. Ne, tiesiog aš gal daugiau atsilošęs buvau. Nes kiti daugiau susižaidė, lūpa, ar kas nors iš nosies kraujas bėgo. Ai, buvo ir tokių. Jo. Avariją sukėlusio maršrutinio taksi vairuotojas pats sakė, kad pasimovė padaręs paprastą elementarią klaidą, žiūrėjo į kairę ir pradėjo važiuoti neįsitikinęs, kad priekyje buvęs automobilis bus nuvažiavęs. Labą dieną, į kairę, aišku, žiūrėjote, ne? Į kairę. Как всегда. Как всегда. Gana, stop. Ir aš dar turėjau spėti. Medikai apžiūrėjo 3 asmenys, 2 išvežė į ligoninę, vaikai per avariją nenukentėjo, tai yra gerai. Po to į televiziją kreipėsi pasipiktinę žmonės ir dar kartą išreiškė pretenziją maršrutinio taksi vairuotojui. Nu, mes keliamės į kitą siužetą. Sutemus ir palijus bandydama užvažiuoti ant mokyklos gatvės viaduko į stulpą atsitrenkė automobilio Peugeot vairuotoja. Aišku, kad čia atsitrenkta į stulpą, o ne į atitvarus. Bet stulpas nuo mašinos tai įbestas už 200 metrų. Kaip čia buvo taip? Labą dieną. Labą dieną. Visi gyvi. Kas buvo? Užnešė. Nugi. Kokiu greičiu važiavot? Tikrai neatsakys, bet nelabai dideliu. Pone, paaiškinkit, tai jūs į stulpą ten atsimušėt? Tai va ten apačioj? Taip, Ir kur ketinot nuvažiuot? aš iš po darbo Taip, parvažiavau namo. taip. Išlipau iš mašinos, lipdama laiptais namo į viršų, į butą jau grįžtant, pasižiūrėjau, kad telefonus darbę palikau. Tai kas jums šiandien taip nesiseka? Tai teisės palikot? Ne, Tai dar kažką? teisės Bet ne, nepalikau. man įdomu, kad jūs į stulpą atsimušėt ir iki čia atvažiavot. Aš Nu. važiavau namo, sakau, važiavau iš namų į darbą pasiimti telefonų. Taip. Ir mane pradėjo nešti ir aš atsitrenkiau į stulpą iš po viaduko. O kodėl ten nepasilikot? Kodėl toliau važiavot? Sutrikot? Sutrikau, taip. Supratau. Bus greičiausiai padanga prakiūro ir panešė viskas. Na štai, sutriko, užnešė, bandė pavažiuoti, apsigalvojo, atitrikus poniai bus surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas. Nėra ko stulpų skriausti ir taip jau mažai mieste liko. Ketvirtadienį apie 13 val. Klaipėdos Šilutės plente iš teritorijos išvažiuodamas vilkikas dešinėje pusėje vos nesutraškė automobilio Toyota Avensis. Elektriniškis Romualdas, vairuojantis 40 metų, sako, nejuokinkit, jis nekaltas dėl avarijos. Labą dieną! Labą! Kaip sekasi? Kaip tak, nematai ką? Matau, kad sekasi blogai. Seniai rūkot? O ką nori pasakyti? Kad rūkimas kenkia. Kas kaltas dėl avarijos? A kas toks būsi? Aš Vaičiakauskakas. Nepažįsti, ne vietinis. Ai, ne vietinis? Ne. Čia tokia laida yra apie saugų eismą. Nu, tai gerai. Nenoriu, kad vilkikai traškėtų merginų mūsų. Tik nelenda. Tegu nelenda, sakot? Taip. Kas kaltas? Jūs galvotinai? Jo. 100%. Jūs taip galvojat? Jo. Supratau, ponas. Viskas? Viskas kol kas.
Kadangi avarijos kaltininkas nesutiko pildyti eismo įvykių deklaracijos, nes nesutiko su avarijos aplinkybėmis, tai buvo iškviesta policija. Policija Romualdas paaiškino tą patį. Jis nekaltas ir tiek žinių. Jeigu važinėjate, reiškia į kelią, reikia važinėti kuo arčiau dešinio krašto. Automobilis, matau, yra lengvasis, kuo arčiau dešinio krašto. Jūs važiuojate toliau. Minutėlį, davai į šitą. Jeigu. Ar gerbiamasis mane supratot, ar aš reiškiai pasakiau? Man vidiniai. Lietuviškai suprantate? Kuo puikiausia. Tai va, kai važinėjate, išvažinėjate į pagrindinį kelią, reikia važiuoti kuo arčiau dešinio krašto. Teisingai? Aina pažiūrėkite. Aš dar tik kalbu, ar jūs mane suprantate? Prieina prie mašinos, ten arčiau prieina prie mašinos. Aš matau. Nu tai kas, matot, kas? Na, mes rodome ir rodysime šias situacijas, mes labai suprantame tuos vilkikų vairuotojus, jiems pagal taisyklės neišeina išsukti į dešinę ratais neužvažiavus ant šaligatvio. Rodom ir rodysime, kad nėra ko lysti mažiesiems tarp vilkiko ir šaligatvio iš dešinės pusės. Na, bet aišku, jeigu jau vilkikas atvažiavo išvažiavimo viduriu ir sumastė traškyti savo eilės išvažiuoti laukiančias mašinas, tai tada aišku, taip daryti negalima. Tada reikia pildyti eismo įvykių deklaracijas, kaltę prisiimant savo. Naktį iš ketvirtadienio penktadienį Klaipėdoje Taikos prospekte mikroreido metu atsitiko toks dalykas. Visų pirma, atsitiko reidas, kurio metu, tik jam prasidėjus, tik pirmas skirtis krivulė, tik kelių policininkas sustabdo vieną Mercedesą, kai tuo metu į to Mercedeso galą atsimuša kitas Mercedes. A buvo sustabdytas policijos tuo metu? Jo, stojau kaip tik. Ką? Kaip tik stojau. Ai, tuo metu stojo tuo metu. Aha. Tai tas irgi buvo stabdoma, bet aiškiai buvo viskas, mostas policijos, viskas aišku buvo, supratau. Avariją sukėlusio automobilių vairuotojų Sergejui gimusiam 74 metais nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 1,9 promilės alkoholio. Vyriškis paaiškino, kad dieną gėrė alų ir tiek, o automobilio salone šalia bėgių svirties buvo padėta energetinio gėrimo talpa ir be alkoholinio alaus skardinė. Piliečio laukia bauda nuo 1158 iki 1448 eurų ir vairuotojo pažymėjimo atimimas nuo 3 iki 5 metų, bet jis sakė, kad problemų dėl to nemato. Labas vakaras, Sergejau. Problemos? Einu vieną mašiną. Nėra problemų. Kiti vairuotojai tą naktį sustabdyti Taikos prospekte buvo tvarkingi, 2 pustelėjo iki draudžiamos normos, o štai kelių policijos pajėgoms persikraušius į Naujo Uosto gatvę teko paauklėti naktį gazuojančiuosius. Su galva viskas gerai, Viliau. Ką? Ar su galva viskas gerai? Kiek važiavot? 40? Čia virš 100, kiek rodėt? Virš 100 turbūt kiek rodėt. Draudimo polisą. Draudimo galiu per elektroninį paštą planuoti. Jūs privalot man pateikti. Tuoj parodysiu. Ką čia irgi 40 važiavo vaikinas, taip? Lenktyniavot gal, ne? Nelenktyniavo. Ne? Normaliai važiuojat. Važinėjat. Pasireik normalų greitį. Šiltai išvažiuoja, žmonės gali vaikščioti. Čia taip pat būta promilių, tačiau leistinų. 0,19, 6,16. O taip, X5. Bei sulaikyta ir girtų. Antras girtas tos nakties vairuotojas sulaikytas apie 3 valandą, o trečias girtas tos nakties girtuoklis sulaikytas po 3:20. Na, o mes keliamės į kitą siužetą, į reporterių rubriką. Mums rašo reporteris iš Kauno, kad Birželio 23 gatvės ir Vinco Krėvės prospektų žiedinėje sankryžoje Audi važiuodama į žiedą nepraleido jo važiuojančio žiedų. Teko staigiai stabdyti, kad išvengti įvykio. Audi dar pašoko duobėje, o mes sakome, kad keisti tie Kauno žiedai vis tiek. Štai kitas Kauno žiedas, o Kaunas, žinia, yra gimtas reido miestas. Tai štai kokia istorija vos nenutiko Urmo žiedė. Stebėkite, kaip rikiuojasi vaikinas, kuris vos nesukelia avarijos ir vos per kojas žmogui dar nepervažiavo, bet jūs dažniausiai sakote, kad vos nesiskaito. Tai ką čia mes apie Kauną, jeigu iš savo žiedų nemokame išvažiuoti iš tos juostos, kur galima sukti tik Jakų žiedo link, bandome spraustis aplink žiedą. Kelias Jakai Dovilai, jau privažiuojame Jakų kaimą, tai jūs nekreipkite dėmesio į tą pasatą, kad jau posako nerodo. Netrukus atlėks baltas džekis iš kairės, nepaisomas kelio ženklas daug avarijų, ištisinės linijos, sankryžų buvimas, jam dzin, jis baltas ir jis taip vairuoja.
Tu jau pamatysite nekantrų skubantį ir įžūlų vairuotoją, kuris Vilniuje Gabijos gatvėje šoka per kalnelius, staigiai stabdo ir viskas vyksta ties padidinto saugumo pėsčiųjų perėje, jola priekyje, aiškus ir konkretus kamštis, kurgi taip nuskubėsi. Nu kur? Kitas vaizdelis taip pat iš Vilniaus Gileikio ir Justiniškių gatvės sankryžoje kelio ženklai skelbia, kuris čia yra pagrindinis veikėjas, o kuris šalutinis. Tad būkite malonus, važiuokite pagal kelio ženklus. O čia kitas miestas, ne Kaunas ir net ne Vilnius. Čia kitas miestas, Klaipėda. Ir Pilies gatvėje šio pasato vairuotojai norime pasakyti, kad toks išvažiavimas į priešingą eismo pusę, apvažiuojant kalnelius, yra baudžiamas neskirsta ištisinė linija. Klaipėda. Minijos ir Smiltelės gatvių sankryžoje ten iš kairės per raudoną labai raudonas pavarys. Pagal vairuotojų judesius Minijos gatvėje anam raudonam jau seniai draudžiamas degė. Jam jau seniai. Dabar jūsų dėmesį Baltikum televizijos reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Girtas BMW vairuotojas maurojo po plytinės ganyklas, patyręs keleivinį autobuso vairuotojas nuvertė kelio ženklą ir aišku filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Reidas, antroji dalis. Šeštadienis nenustebo, kad Vilniaus plente išsirikiavo gausios policijos pajėgos. Krūvon susirinko ne tik Klaipėdos kelių policija, bet ir patrulinės tarnybos pareigūnai. Vilniaus plente vienas saugos įmonės darbuotojas pūstelėjo leistinas 0,14 promilės alkoholio. Labas rytas! Pasisekė? Nu 0,14, gerai, pasisekė? Į darbą važiuot? Iš darbo, supratau. Nieko savo pasaugojo mus, o sako, nieko negėrė darbe. Tuo metu prie Jakų žiedo rastas viduryje kelio pamestas automobilis Audi po avarijos. Iš pradžių sakė, kad mašinoje sėdi girtas vairuotojas, tačiau kol atvažiavo policija, tas kažkur nuėjo. Nors avarinius įjungė pilietis. Po to policijos pajėgos persikraustė į Tilžės gatvę. Sako, labas rytas mergaitės, Vačiakauskas į mergaitę panašus. Aš į panelį pažiūrėjau. Ai, mergaitė. Vis neatkreipiau. Ta ko Ramūnas jūs tai paliko, klausykit. Pabėga. Ramūnas reikalų turi. Mano, na pavišėniai pašova. Pabėga Ramūns nuo mūsų. Gerai, kas geresnio? Viskas gerai, va, eilė. Laukia putikų. Tai gero kelio tada. Gerą kelio. Pagirdyk ištruškus, tai ir leiskit žmonėm išgerti. Atsakai? Jo, drebutėm rankom važiau. Kurie čia drebutėm? Atkurie? Bėgas. Sako, drebančiam rankom važiuot. Netikiu. Viską pasitaiko. Vairuotojo pažymėjimą. Nu, knopsiuks. Ne, kas. Palauk, aš galiu nufilmuot, galiu. Knopsiuks. Knopsiuks. Oi, koks tu geras šio. Nu, palauk, balsu. O, kaip tu moki, matai? Mopsi. Matai, kaip tu moki. Netrukus buvo nusivytas automobilis, kurio vairuotojas bandė nusukti iš kelio. Numeriai ne tai mašinai uždėti. Suklastoti numeriai bus? Ne tai mašinai priskirti. Ką tik prisiregistravo registrui, o paliko senus numerius. Ai, supratau. O kiek toks kainuoja nusižengimas? Žiūrėsim. Supratau. Ant pavyto automobilio aptikti valstybiniai numeriai, kurie nepriklauso tam automobiliui. Numeriai piešti ranka, o už tai baudos kraupios iki 350 eurų. Tilžės gatvėje dviems vairuotojams surašytas protokolas už vairavimą be teisių. Tuo metu privažiavo automobilis su dygliuotomis padangomis. Negalima, ponas, nežinojot. Su dygliais nebegalima važiuoti. Ne, aš suprantu, aš noriu pasakyti, kad dar nespėjau. Gegužės 1 rytoj. Gegužės 1, jūs nespėjot per mėnesį, padant paskirti dokumentus. Nebent šiandien paskutinę dieną. Neturit techninės apžiūros lapo? Ne, nepasiūlys. Tai jūs meluojat, stojam į šoną. Už tokias baikas, už dyglius ant padangų vasarą yra anuliuojama automobilio techninė apžiūra. Tačiau čia nieko anuliuoti nereikėjo. Šio automobilio ir taip apžiūra pasibaigusi. Liepų gatvėje sustabdytas pirmas neblaivus vairuotojas, vyriškiui nustatytas lengvas girtumas 0,50 promilės alkoholio. Čia dar ne viskas, šis reidas baigėsi, o mes kraustumės į kitą siužetą.
Taigi sekmadienį buvo gautas pranešimas, kad plytinėje nuo kelio nusivertė automobilis BMW 728. Važiuojam, atvažiavom. Ten aišku Mindaugas, šie laidai jisai ko gero bus 3 kartus, o gal 2, o gal tik 1. Čia priklauso nuo redaktorius. Bereikalą mes nepriėjome prie laidos herojaus Mindaugo ir ant suoliuko sėdinčio asmens. Pasirodo, būtent tas pilietis mėlynais aprėdais pasidabinės vairavo BMW, bet tai kaip pavairuota? Nuo ten parvažiavo Matot, man taip pritamtas lūp. Daužėsi tą ir šitai, kad... ir čia vairuotojo pusė va šį čia kalė. Taigi, važiuojant nuo Palangos Klaipėdos link, nuvažiuota nuo kelio, važiuota ganyklos laukais, bandyta vėl užvažiuoti ant kelio, tačiau atsimušta į stulpą. Taip tik girtas gali sugalvoti. Tad nenuostabu, kad vairuotojui gimusiam 1959 metais nustatytas lengvas girtumo laipsnis. 1,16 promilės alkoholio. O dabar baikime arti dirvonus, traukime mašiną lauk ir krausime tolin reido eterio laiku. Pirmadienį apie 7:30 ryto Klaipėdoje Šilutės plento ir Smiltelės gatvės sankryžoje keleivinis autobusas užvažiavo ant šaligatvio ir nuvertė kelio ženklą. Už ženklo užkliūta vidurinėmis durelėmis. Jų neliko. Keleivių nebuvo, važiuota tik į pirmojo reiso pradžią. Labas rytas! Nu, kas čia atsitiko dabar? Aš esu bratį, pradėjau dirbti autobusu. Aha. Greitas. Nu, Šitas greit važiavo, staigi. iš kurios pusės, ta prasme? Iš ten. Iš ten, ne? Jau baigis, žalis degti miestėjo. Staigi pradėjau, ar įsipranti? Jo neturėjo būti žodžiu. Nu ir kaip... Staigi pasukau čia. Nu ir kaip tu iš greitosios ant autobuso persėdos kaip? Antrą dieną tik dirbu. Ai, antrą dieną? Greitoje 302 metrų atidirbu. Supratau. Taip įsijėjau. Supratau. O žmonės nenukentėjo, nieko normaliai? Manių nebuvo, tik iš garažo važiuoja. Ai, dabar tik tai reisas turėjo prasidėti. Supratau. 8:30. Tai kas dabar važiuos 8:30? Paskambinu. Kažką, ai, važiuos, yra kas. Aš važiuoju savimas padaryti. Ai, supratau. O jeigu tai tuščias buvot, gal ant stabdžių reikėjo kirsti, ką žinau? Kirpiau, supranti, nu, neapskaičiavau. Nu, kaltas, nu ką padarysi. Na, ja. Na, nieko tokio, svarbu žmonės nesužeisti. Manių nebuvo. 46 metų vairavimo stažą turintis, 32 metus greitosios medicinos pagalbos automobilius vairavęs. Tačiau tik antrą dieną keleivinius autobusus vairuojantis vyriškis į avariją pateko pirmą kartą gyvenime. Būna, pasitaiko. Tądien iš Klaipėdos į Dituvą piliečius nuvežė kitas autobusas, o dabar lekiame į kitą siužetą, burnos neužšindami. Pirmadienį apie 3 val. Dienos Klaipėdoje Šilutės plente susidūrė vilkikas ir Peugeot 206. Dėl avarijos kaltų neatsirado, nes abi transporto priemonės važiavo sava eismo juosta. Paklausom versijų, paklausom ištempę ausis. Кто виноват в аварии? Как вы думаете тогда? На машине. Авария с машиной. Нет, машина не может быть виновата. Aš važiuoju antrą juostą. Maniau, kad padanga išsprogo, ar kažkas tai, koks smūgis. O jūs važiavote į uostą, jums kur nors, ne, jums kur reikėjo apskritai važiuoti? Į garažą važiavo. Tiesiai visą laiką reikėjo, nereikėjo jums nei dešinę nieko. Supratau. Supratau. Man stovi čia priekį. Ir aš pamačiau, kad jinai man priekį, вот čia stovi. Ir mane metė į šoną. Smūgis. Jinai važiavo ten tą juostą. Tai jūs ją, vat netgi va ten stumėte ją, matau, va šį čia vat netgi stumėte. Pradėjot, jo taip, matau, aš matau. Atvažiuos policija ir nuspręs, kad nesvarbu, jog vilkiko vairuotojui reikėjo tiesiai važiuoti. Jis rikiavosi ir viskas. Driužės išdavikės ant kelio paliudijo tikrą tiesą apie avariją. Vilkiko rikiuotosi. O po to, užkabinus mažąją, prasidėjo jos svaidymas po Šilutės plentą, nuspriegus mašinėlę į kitą gatvę. Reido reporteriai darbus pradeda vėl Kaune. Tai Reido miestas gimtas, jūs tai jau žinote, nemažas jis šaligatvių yra ir vis tiek pilietis žingsniuoja gatvė savo, ir tai būtų kažkoks kaimo kelelis. Ir Klaipėdoje mes kartais elgiamės kaip elementarios kaimo kiaulės. BMW atrodo visai negrėsmingai stovi, laukia jo vairuotojas, kol leidžiamas šviesoforo signalas susidegs, tai ne. Keleivis atidaro dureles ir pradeda teršti aplinką neskaniai Minijos gatvėje. Čia mums atsiuntė vaizdelį apie stulpo pasvirimą kovo mėnesį Vilniuje ir mes galime kalbėti apie pabėgimą iš avarijos vietos. Nes nemanome, kad jeigu būtų žinojusi policija apie šį įvykį, tai būtų palikusi stulpą taip styroti skersai kelio. Ar atsimenate, juk dar prieš mėnesį šalyje buvo žiema. Raudonasis akiplėša iš Joniškės gatvės šovė į Liepų gatvę, nesižvalgydamas į šonus. Būtų gavęs galant, būtų kaukęs. Arba ne. Tokie dar sako, kad aš nekaltas. Automobilio lenkimas kelyje Dovilai Jakai toks pagaugais verčiantis nueiti veiksmas nugaron. Ir svarbiausia, čia tokių veikėjų pilna.
Klaipėda, Šilutės plento ir Kauno gatvių sankryža. Reikia būti labai narsių vairuotojų, kad štai taip išvažiuotum nieko nepažeisdamas, bet negalvodamas, kad kitas ir sukiušti gali tavo galan atsirėmęs. Reidas visada sako, kad turime dalintis keliu su motociklininkais. Bet jeigu taip nardysime, tai pagarbos neužsitarnausime. Juolab, mes nežinome, ko ta mašina reikiausiai iš antros į pirmą juostą. Ar išsigandusi, ar reikėjo. Jeigu reikėjo, o jis nematė, tai motociklininkui gerai baigėsi. Labai gerai. Kitas veikėjas su Fordu pasirodys mirties kelyje Via Baltica. Štai jo pasirodymas kelyje Saločiai Panevėžys. Atrodo, mes ką tik matėme visą tragedijų vizualizaciją su laiminga pabaiga. Pasitraukė protingi į šoną. Tačiau tas su Fordu, taip vairuodamas tikrai nukeliaus ne ten, kur norisi gyventi. Na ir savaitės pavairavimas, tai vėlgi manevrai ir išgyvenimai po lenkimo. Po neapskaičiuotų lenkimų. Na, ką tu su Audi ten darai dešinėme kelkraščiuje, ką? Norėjai į televiziją pakliūti? Tai pakliuvai. Gerai, kad neįdausas šį kartą. Šiandien viskas. Pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija rodys Reidą. Čia buvo Gintaras Vačekauskas ir Audrius Straupas. Būkite aplankyti. Sudiev.